2000 spalio 12 dieną. Mama aprašo vieną dalyką ir aš dabar tuose saugumo bylose nagrinėdama, aš matau tiesiog to atspindį, kaip buvo traktuota tas pats įvykis, bet, sakysim, iš saugumiečių pusės, kurie tą parodė visiškai ne taip, ką jinai pasakojo, tai čia irgi atsiskleidžia tas toks dviveidiškumas. Matau, kad iš pradžių jie labai fiksuodavo saugumiečiai savo tuos nusikaltimus kaip ir naudodavo žodį nacionalinis, o paskui jau pradėta naudoti tas žodis banditas. Jau kad sumenkint, suniekint. Lietuvos istorijos puslapiai buvo klastojami ilgus dešimtmečius. Nežinomi, o kartais net nesuvokiami buvo ir laisvės kovotojų likimai. Tik nūdienos istorikams atvertus slaptus archyvus, tikrais išgyvenimais, pažymėtus pasipriešinimo kovoje dalyvavusių tautiečių prisiminimus, tauta krūptelėjo. Baltos istorijos dėmės nusidažė krauju. O tokios vertybės kaip meilė tėvynei, pasiaukojimas, ištikimybė savo idealams atgavo tikrąją prasmę. Jie tiesiog turėjo savo tėvynę, turėjo savo gyvenimus, savo kraštą ir staiga okupuoja, nėra valstybės. Žmogus be valstybės, be tėvynės, tai kas jisai? Ir jie nori, kad ta Lietuva būtų laisva, kad jinai būtų nepriklausoma, kad mes turėtume visi tėvynę. Tai turbūt tas juos visus ir jungia, tas pasišventimas. Atrodė, nėra vilties, bet ir tie tremtiniai, ir tie politiniai kaliniai kažkaip tą viltį išsaugojo. Ir mirė, ir galvojo patys nesulaukė, bet kažkaip vis tiek, aš vienu metu bandžiau galvoti, kiek tų vaikų, tokių kaip signatarų, tos 1949 metų vasario 16, kur pasirašė 8 signatarai. Vienas iš 1949 metų vasario 16 dienos signatarų buvo partizanų vadas Adolfas Ramanauskas Vanagas. Nuslopinus ginkluotą partizaninį pasipriešinimą, jauna šeima kartu su mažamete dukrele Aukse slapstėsi. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko Vanago, jo žmonos ir dukters paieškai ir likvidavimui NKVD skyrė ypač daug dėmesio. Buvo sudaryta speciali grupė. Vien tik 1956 metais buvo užverbuota 30 agentų Ramanauskų šeimos paieškai. Sutuoktinius įskundęs KGB agentas už šią išdavystę dovanų gavo namą, kuriame iškart apsigyveno. Mano mamos seseris areštavo, jos irgi buvo politinės kalinės. Mama parašė laiškus, jinai pati pirmoji parašė mano močiutei ir klausė, kad mes čia gyvenam ir kaip čia yra, nes dar tėvelis buvo gyvas tuo metu. Ir jinai laukė tų žinių, kaip čia baigsis tas teismas, visi tai 57 metai, galbūt tiesiog kažkokie tai pokyčiai bus. Jinai laukė tų žinių ir tiesiog tie laiškai tokie vaikščiodavo ir aš parašydavau jai, nes jau aš 8 metų buvau, kai jos areštavo. Tokių barbariškų kankinimų, apie kuriuos liudija Lietuvos ypatingajame archyve esantis dokumentai, nėra buvę nuo inkvizicijos laikų. Adolfas Ramanauskas Vanagas buvo kankinamas fiziškai ir moraliai beveik metus. 1957 rugsėjo 24-5 dienomis Vilniuje posėdžiavęs LTSR aukščiausiasis teismas žymiam partizanui skyrė mirties bausmę. Po truputį pradėjo vis daugiau ir ta jau atviriau apie tai šnekėt. Tai tada jinai pradėjo pasakoti ir apie tos savo visus vienutės 8 mėnesius, ką jai teko išgyventi, kaip jinai buvo, kokia tai psichologinė būsena ir fizinė būsena, ir kaip senelė kankino, kaip jie ten susitiko tam kalėjime, ten kaip jį pravežė ten tada. Vienas iš jo kankinimo būdų duoti tą pasimatymą, kad pamatytų savo dukrą, kad suprastų, kad mato paskutinį kartą ir tą tokį žiaurų pasimatymą padarė ir su juo taip elgėsi, kad liko. Ir man tas vaizdas akyse
Apie vyro mirtį Birutė sužinojo kalėjime iš artimųjų laiškų. Jį sušaudė lapkričio 29-ąją, praėjus porai savaičių nuo Birutės gimtadienio. Žinia pribloškė, bet nepalaužė. Jai buvo 33. Mintise vienas kitą keitė prisiminimai. Regėjo save Alytaus mokytojų seminarijoje, kur sutiko ir pamilo jauną mokytoją Adolfą Ramanauską. Matė save kartu su vyru jau partizanavimo laikais bunkeryje, miške ar gerų žmonių namuose, kur užsukdavo maisto, vandens ar šiltesnio apdaro. Birutė augo katalikiškoje šeimoje, kurioje Dievas ir tėvynė buvo didžiausias vertybės. Tikėjo, kad kritinėmis akimirkomis jos padėjo ir vyrui ištverti, neprarasti garbės, neišduoti tėvynės bendražygių. Su auklėtoju Antanaičiu 1940 Alytus. Ir čia mama, man labai patinka tos nuotraukos čia, kur yra užrašai. Ir kitų, reiškia, partizanų turi tokias atskirai susidėjus. Vadui Ramanauskui ten rašo ir kažkokias mintys to partizano užrašytos, tokios gražios mintys. Ir kažkaip ta nuotrauka svarbi, bet tas užrašas tokie tai pusėje tėveliui skirtas. Tai man jisai brangus, nes kažkaip toks autentiškas ir tikras. Partizanė Vanda Birutė Mažeikaitė Ramanauskienė po barbariškų tardymų ir kankinimų buvo nuteista kaip atskiros politinės grupės pasipriešinimo sovietų okupacijai narė. Gavo 8 metus nelaisvės. Gimtasis Jackonių kaimas ir Lietuva ilgam nukeliavo praeitin. Politinės kalinės Golgotas jaunai našliai teko ištverti tolimoje atšiaurioje Kemerovo srityje. KGB čiuptuvai siekė visur. Ir staiga atsirado vyras kažkoks, kuris buvo kartu su tėveliu, reiškia, kameroj kartu kelis mėnesius. Jinai viena buvo, tai jau ten jisai buvo su kažkokiu vyru. Ir jisai galėtų labai daug papasakoti. Ir kažkokia ten irgi politinė kalinė atseit kabutėse rašo, kad, reiškia, prašo to adreso ir kad jinai, kur dabar yra lageriai. Nu ir sako, tas adresas čia ne jokia paslaptis. Ir staiga tas vyras parašo, kas jūs domina, jūs klauskit. Nu, sako, jau tas klausimas toks, reiškia toks pasakymas, tai jeigu tu kažką, ir jinai čia atrašo, kad jeigu jisai žinotų, ką nors ir norėtų pasakyti, tai jisai man pasakytų, o nerašytų man, kad jūs klauskit, kas jūs domina. Tai sako, tai jau tikrai jau sako, čia aišku, kas žodžiu, jos tas išvalgumas, aš čia matau dar tą vieną kartą jos tą išvalgumą, kad na štai pasakė ir jinai pasitikėjo. Ne, jinai žiūri tai išvalgiai. Buvo Sibire ir koks tas darbas buvo beprotiškai sunkus ir pasiekmė jau ta. Dabar mes turim tą pasiekmę teigiamą, nepriklausomą Lietuvą, o tada jam reikėjo tą tokią neigiamą, kaip sakyt, pusę pažinti. Ir paskui tas grįžimas, ant kiek sunkus buvo, ant kiek reikėjo sunkiai kabintis į tą gyvenimą, ir dukra maža, ir sunkus fizinis darbas, labai prisimenu, kaip jinai pasakodavo, kaip dirbo daržovių parduotuvėje ir kaip krauktas daržovės reikėdavo per naktį, sunkios tos metalinės dėžės. Ir aš įsivaizduoju, kad tos sveikatos be galo jinai turėjo daug. Aš jau nekalbu apie tą dvasinę stiprybę, bet ir tą fizinę, todėl kad iškentėti visą tą partizaninio karo, tą buvimą ten, kaip irgi pasakodavo, kaip be oro, kaip išlipa tik taip pakvepuoti ir vėl atgal į bunkerį. Laisvės kovų dalyvių Birutės ir Adolfo Ramanauskų dukra Auksę dažniausiai globojo jos močiutė Anelė Mažeikienė. Besislapstydamos jos gyveno įvairiose Lietuvos vietovėse. Auksė vadinosi svetimais vardais ir pavardėmis. Gyvenant Kamajuose, saugumo sumetimais joms buvo draudžiama pasirodyti dieną, todėl bulves teko nusikasti naktimis. O slapstantis Butrimonyse, iš Stribų pasalos Auksę išnešti močiutei pavyko šieno prikimštame maiše ant nugaros.
momentų mums teko gyventi mieste. Auksutė atsisėdusi ant laiptų žiūrėjo, kaip eina gatve žmonės. Rankutė buvo prisidengusi akis nuo saulės, apsvaigo galvutė ir nukrito nuo laiptų ant jurgino krūmo ir nulaužė vieną šaką su pumpuru. Ji žinojo, kad labai barasi šeimininkė už gėles. Tai verkdama nuėjo pas ją atsiprašyti, o paskui, kad nekliūtų nuo mūsų, atėjo, atsistojo ir verkė, net pasikūkčiodama. Žinoma, kad tos gėlės būtų mūsų ir žinoma, kad jei tai atsitiko netyčia, mes būtume nekreipę jokio dėmesio, o dabar teko nors ir švelnioj formoj pabarti. Visą įkalinimo laiką Birutė su savo dukra bendravo laiškais. Auksė ir dabar pamena, kaip jos mama laiškuose tėvelio seseriai rašiusi, kad ta kasdienybė tokia pilka, vienoda ir darbas tas pats ir tas pats. O jis stengdavosi pasakoti mamai tik gerus dalykus, kad močiutė ją rūpinasi, kad nesijaudintų, kad viskas tvarkoj ir kad močiutė nupirko batus. Nesiskundusi, kad tie batai išaugimui net 3 dydžiais didesni ir mokyklinė uniforma taip pat per didelė. Tai kažkaip aš tikrai taip jai parašydavau gražiai ir aš pati tų laiškų savo neprisimenu, gal net taip gerai, bet kai jie nurašyti ir skaitau, tai net man ašaros išbyra dabar. Kaip aš jai rašau irgi, kad jinai nesirūpintų, nes man nieko netrūksta, kad mes čia gyvenam gerai. Ir jūs negalvokit manite, kad aš jūs pamiršiu. Niekada nepamiršiu ten tokius jai paguodo žodžius, nors gal tas jai ir širdį graudindavo tie mano geri žodžiai. Bet mes susirašinėjom ir mama rašydavo, ir mamos sesė rašydavo, ir tėvelio sesė ir brolis. Jie kol buvo tremti, tai net iš tremties keisdavosi, paskui, kada jau čia sugrįžo, jiems čia buvo labai sunku įsikurti, tai vėlgi tokius visokius. Ir atjausdavo vieni kitus ir suprasdavo, kad yra sunku. Visą tiesą apie savo gimimą Auksė sužinojo jau vėliau iš mamos pasakojimų. O anuomet jaunos partizanės nėštumą lydėjo nuolatinė rizika ir nerimas. Ir jinai reiškia pėsčia iš Kauno, 6 mėnesių nėštumas buvo, ir jinai eina į Nedzingį. Ir jinai daina iki Kruonio, ir lietus, nes čia irgi, nepasirinksi. Ir sušalus, ir nevalgius, ir 6 mėnesių nėštumas, ir naktis ateina, ir kelias dar tolimas. Ir sako, mačiau, žiburėlį. Reiškia, gyvenamas namas, sodyba ar kas. Ir sako, aš užėjau, aš moteris, nekokia plėšikė, sako, nežinau, kaip aš tiem žmonėm atrodžiau, bet, sako, jie mane priėmė. Išaušo rytas, sako, aš padėkojau, jie neklausė, kas aš, kad aš prisistatyčiau ar ką. Aš jiem mandagiai gražiai padėkojau už nakvynę ir aš išėjau savo keliais. Yra dar kažkur tai parašė, kad, sako, kartais taip pavargsti, eini, sako, atrodo, kristum į tą balą ir neskeltum. Bet, sako, praeina tas lietus, ateina kita diena, išaušta rytas ir atrodo gyvenimas tęsiasi ir gyvent norisi. Ir vėl tu matai, kad tu kažką tai gali padaryti dėl Lietuvos, dėl to dalyko, dėl ko tu pasišventei. Tai aišku, būdavo įdomiausia, tai kaip susipažino, kokie ten tie santykiai ir kas, man visą laiką būdavo, kaip ir sakau, tas vašnekėjimas, kad sakydavo, taip, jis mane labai mylėjo, taip, aš jį labai mylėjau. Tai, ta prasme, kad jinai labai gražiai pasakodavo apie jų tos, tokius gražią tą meilę, nes aš taip suprantu, kad buvo tikrai, ta tikroji meilė, nes, neišeitų moteris paskui vyrai tokias sąlygas, jeigu tai būtų, tiesiog ir to vaikelio susilaukė labai norėdami, iš tikrųjų tokiam sąlygom, tai, turbūt ir tas džiaugsmas beprotiškas, bet ir tos baimės ir to kaip sakyt, neužtikrintumo, to saugumo gal to tokio nebuvo. Tai tik tai aišku, gerų žmonių dėka ir mama gimė, ir močiutei pasisekė, kaip sakyt, pagimdyti nepagautai. Ir paskui, atsakau, jinai visą laiką taip kažkaip labai pasakodavo, kad labai tikintis buvo, kad labai toks idealistas buvo. Ir aš manau, kad ir jinai tokia pati buvo, nes jisai buvo mokytas, jinai buvo
studentė, nu tas toksai, vat, matyt, toksai gražus kažkoks tas jausmas užsimezgė. Tie geri drąsūs žmonės karts nuo karto vis atsirasdavo partizanų gyvenime ir pripildydavo jų širdis stiprybės. Padėdavo išvengti pasalų, turėjo net sutartinius ženklus, kurie praneždavo apie svetingus namus ar tykantį pavojų. Partizaninis karas vyko 12 metų. Sakykime, tas aktyvus jisai buvo ne metus, ne 2, ne 3. Tai jeigu būtų tų žmonių nieks nepalaikęs, jie niekada nebūtų išgyvenę tą miške. Ir jokia ten ta prievarta, ir ten kažkokia tai, šautuvą, tai kiek tu ten laiko priversi tą žmogų tau atnešti valgyti. Vadinasi, tas kaimas iš tiesų be galo palaikė tos partizanus, nes tik jo tų rėmėjų dėka, tų rėmėjų, kurie maistų rėmė, tų rėmėjų, kurie perspėdavo, tų rėmėjų, kurie sužeistus padėdavo kažkaip tai išgelbėti. Tai tik jų dėka jie ir išsilaikė tiek metų. Pasirinktas laisvės kovų kelias niekada nebuvo lengvas. Ilgus metus jame buvo daug kliūčių, kurios silpnesniam galėjo virsti nepakeliama našta. Aštriai žeidė ne tik buitiniai nepritekliai ir sunkumai. Kvapą gniaužė ir įtarumo, baimės pritvinkęs oras. Tai aš niekada niekam nieko nepasakodavau, visas tas uždarumas toksai visą gyvenimą ir mane lydėjo, nes yra, ką tu gali žinoti tik tai tu ir ką visai nebūtinai žinoti svetimiems žmonėms. Po ilgų kalinimo metų sugrįžusi jau į kitokią sovietinę Lietuvą, pradėti naują gyvenimą Birutei nebuvo paprasta. Tu neregistruotas, tu negauni darbo. Tu nerasi to darbo, tavęs neregistruos, nes tu niekur nedirbi. Ten tokia buvo kažkokia grandinė. Ir jinai susirado tą savo, jos tai buvo taip ir susitarė matyti, kad palaikys ryšį ir išėjusios, nes nuvažiavo jinai pas tą politinę kalinę vieną buvusią į Aukštadvarį jinai gyveno ta moteris ir prisimenu, kad jos įsikalbėjo, kaip mama sakė, aptarė, kaip čia daryti ir jinai turėjo vieną labai gerą patikimą pažįstamą Garliavoj, kuris sutiko mamą priregistruoti. Na tai buvo tiesiog pagalba vėlgi, tų žmonių tarpusavio pagalba, be tų ryšių vėlgi niekaip nebūtų buvę. Ir tada mama prisiregistravo Garliavoj, tai jau buvo jau kažkokia tai pačia pradžia jau tokia. Tada pradėjo ieškoti darbo, bet visada paklausdavo, kur jūs dirbote anksčiau. Ir kaip tik tai politinė kalinė iš lagerio, nors jau buvo reikalingas tas darbuotojas, jau nežinojo, kad jinai pedagoginio darbo tai negalės dirbti, nes jai pasakė, kad tu galėtum gadinti savo ideologiją jaunus žmonės, tai šito net nesvajok, tas buvo pasakyta jau labai iš karto. Birutė dirbo sunkiai, bet niekada nesiskundė. Tie sunkaus darbo ir vargo keliai netyčia suvedė su geraširdė paprastą buhalterį. Ši pasakiusi, kad informacijos valdyboje reikia sąskaitininko. Taip Birutė atsidūrė buhalterių kursuose. Manė, profesija visai kita, taigi ir saugumiečiai nebekibs. Bet ji klydo. Jie iškviesdavo, ateis į miesto sodą pokalbiui. Ir jie prigąsdindavo, mes pas tave padarysim kratą, pažiūrėsim, ką tu dar turi, dar ten gal kokių dokumentų ten ar ką. Arba sutik, reiškia, sutik bendradarbiauti. Na, tu turi, taip, mama sako, aš prieš jums nusikaltau. Jūs man skyrėt bausmę, aš atlikau. Tai pagal jūsų įstatymus aš jau tada mes atsiskaitę. Bet aišku, ten nieks su ja nesiskaitydavo, gerai, mes čia dabar su tam susitikom, o paskui tai ateisim ir ten viską išversim ir taip toliau. Tai mama nežinodavo, ar ne iš to susitikimo grįžt, ar jam, kodėl? Jie gali vėl areštuoti, mažą pritaikyti dar kokį straipsnį, kad vėl neužsiima politiką ir taip toliau. Eidama į tuos susitikimus, Birutė labiausiai bijodavo, kad nebegrįš ir nebus kaip pranešti apie jos dingimą dukrai. Todėl savo šeimininkės, pas kurią gyveno, prašydavo eiti kartu. Ši sėdėdavo ant kito suoliuko ir stebėdavo situaciją. Kaip jos nereštavo, bet tas persekiojimas, tas gąsdinimas, tu pasigailėk savo tų visų, jau net tada, kaip aš baigiau mokyklą ir įstojau į institutą, tai sakydavo, tu pedagogė, tu galėsi dirbti
ten institutė, kaip gražu dukra mokosi, motina dirba. Sako, tu, vat, mes ten laidas ruošiam užsienio lietuvam, tu tiesiog, pripažink, kad tu buvai jauna, tu tiesiog tuo metu buvai susižavėjus ir neturėjai proto tiek, kad tave sugundė, kad, reiškia, čia už Lietuvą, už kokią čia Lietuvą, ir dabar tu tiesiog atsisakai savo to, tu labai apgailestauji. Tai savaime suprantama, kad mama apie tai nei girdėti, nei kalbėti nenorėjo. Metai tekėjo savo vaga. Dovanojo ir naujų pažinčių, ir džiugių akimirkų Birutės ir jos dukros gyvenime. Visgi atsargumas, nerimas, netikrumas taip ir liko Birutės nuolatiniai palydovai. Visą tą turėjo pergyventi, turėjo išgyventi, turėjo tai būt, dirbo ir spaudos kioske, paskui tai ateidavo pastoviai vis kažkas tai su kažkokia intencija, jiems buvo aišku, kas tie žmonės, tai siūlydavosi padėti. Tai mes žinom, kas jūs rašykit atsiminimus. Nesvarbu, bet jūs rašykit, aš jums padėsiu išleisti. Tai man sako, jau aišku, iš kur čia tas padėjęs atsirado. Sąjūdis, Baltijos kelias, 1990 m. kovo 11 diena Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Visą tai spėjo pamatyti ir Lietuvos laisvės kovų dalyvė, partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago žmona Birutė Mažeikaitė. Jinai labai džiaugiasi nepriklausomybė ir jai nereikėjo to įvertinimo, kad štai vat ją įvertintų, kad jinai čia turi tą indėlį, kad jos vyras taukojo gyvybę, kad jinai tiek vargo. Jai tokio oficialaus, tokio vidinio poreikio nebuvo. Partizaninio judėjimo faktus, tikrus savo ir bendražygių išgyvenimus surašė. Prisiminimai dar neišleisti, bet jie yra. Rašius yra palikus tuos prisiminimus, jinai rašė ir partizaninio karo metu, bet, kaip jau minėjau, jie buvo tokios aplinkybės, kad jinai negalėjo jų išlaikyti ir saugoti. Tai ir yra parašiusi prisiminimus jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę atkūrus. Jinai man juos paliko ir turbūt, kad jie bus išleisti, nes tai yra labai daug vertingos medžiagos ir aš manau, kad daug kam įdomu būtų juos skaityti, bet kol kas dar jie neišleisti. Dviejų Lietuvos laisvės kovų dalyvių, partizanų, sukūrusių šeimą neramiais pokario metais likimas, širdį draskantys šūviai, jaunos našlės vienatvė ir rūsti kasdienybė. Ilgus metus mamos laukianti dukra. Viltis ir meilė padėjusi išlikti. Visa tai tikra, išgyventa, nepamiršta. Kai grįžo, kaip mes susitikom, aš žinau, atvažiuodavo ta jaunylės sesuo mamos ir jinai kažkaip, man kaip labai atrodė panašiai mano mamai. Ir buvo toks mamos halatas ir jinai kartais užsidėdavo halatą. Ir aš tai atsimenu, mano mama tai jinai taip buvo tokia kaip jaunai, jinai taip nemėgo tos emocijos, sakysim, gerai, blogai, bet nėra čia ko verkti, reikia žiūrėti, kaip daryti, kažką tai spręsti. O tas sesuo, jai tai būdavo manęs gaila, kad aš kažkaip sakydavau, man taip, močiutės sakydavo, kad man taip panašiai mano mama. O jinai tą halatėlį užsidėdavo. Ir tikrai man, aš atsimenu, nors tu prieik, kaip mama. Tai seseriai, tai jaunėliai, tai jie tekėdavo ašaros, nes, aš gal ten kažkaip taip eidavau prisiglaust prie jos. Ir paskui prisimenu, kaip mama parvažiavo, prisimenu aš tą momentą, kaip tai